Taigi sveiki visiems atvykusiems į naują video blogą. Ir ką mes šiandien darysime, tai mes šiandien pradėsime pagaliau užsiimti dažymo reikalais, nes matote, po prieito karto, kai matėt deltos kėbulo dalis, jos buvo tiesiog tik tais nusmeliotos. Dabar yra sulankstytos vietos sušpakliuotos, kad būtų lygi delta. Su pelytėm čia vienas šnekosi, blėt, uždarytas. Žiūrėk, koks kompresorius! Blėt, kaip čia? Taip pat ji yra visa dabar nušveista. Ir dabar pirmas etapas, ko mes užsiimsime, tai mums reikia būtent šitais dažais, ne dažais, tokių kaip glaistų, purškiamų glaistų, nudažyti visas detalės, nes jos yra purškias storiau negu paprastas baltas gruntas ir taip po smeliavimo išlikusius nelygumus bus žymiai lengviau pašalinti. Taip. Naudosime tokias priemonės. Tai manau, nieko nelaukdami, plakam dažus ir einame dažyti. Kas yra? Vyksta valymo darbai. Prieš dažymą reikia nuvalyti visas dulkes, riebalus. Nes jeigu riebalų nenuvalysit, reaguos dažai, nenusidažys normaliai. Tai čia svarbus žingsnis yra. You got to keep it in my tempo. Write it up. Don't. You know your body is a tempo. Light it up. Don't. You got to do it in my tempo. Write it up. Nu ką, gruntavimo procesas baigėsi. Viskas yra paruošta dažymui, atėjo ta lemtinga diena ir šiandien dabar jau pagaliau galėsime nupūsti visą deltą dažais. Dabar bus juoda spalva, tai yra rėmas ir taip toliau. Štai galim parodyti, kokia spalvytė bus deltas. Deltos spalvytė bus vat tokia, ryškiai žydra. Your eyes.
štai, detalės visos nupūstos, kurio spalva. Tai šitą dabar, va, ir matot, ir žydra spalva jau visi elementai, visas detalės yra nupūstos. Tai dabar atėjo smagiausia dalis - lakas, tai maišys. Tai yra lakas, yra ketiklis, tai maišom laką su ketikliu ir pučiam ir matom galutinį rezultatą. Nu jo, viską perdažėm, tai atrodo kažkas tokio. Pažiūrėkit į šitą grožį. Net neišneša telefonas to blizgumo, per kurį filmuoju. Eik tu savo. Pažiūrėkit. Eik tu savo. Eik tu savo. Čia kažkas tokio. To jau dar parodysiu. Nu, į šitą nežiūrėkit, čia sėdiniai nesimatys, bet to pažiūrėkit. Bakas, koks gražus, bliat. Wow. Tiesiog kažkas fantastika, nu žodžiu. Man net žodžių trūksta. Liuks. Nu ką, Delta, kaip ir sakiau, pilnai jau nudažyta ir paruošta rinkimai. Tai ką, manau, šiam epizodui užteks tiek. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir pabaigai lengvą montažiuką. Kai vaira prieš laikrodžio rodyklę užsuku, labai ramiai pasisuku, paklausiu kiek valandų. Nesisuksi, negyvensi 20 po 4. Jei supranti apie ką kalbu, sunku išbūti žmogumi paprastu, bet visi žmonės tik tai reikalauja nuoširdumo. Iš tiesų, nejuokau, viskas gerai. Kam tos įtampos jos nekenčiu į savo